Sveiki visi, aš esu Andrius Radžiūnas, esu gydytojas neurochirurgas, medicinos mokslo daktaras, taip pat dėstytojas ir pradėsiu savo tokią edukacinę veiklą internete, kurdamas įrašus, kurie tikiuosi padės žmonėms ir studentams labiau susipažinti su neuromoduliacija. Tai yra viena iš medicinos sričių, kuri vis greičiau ir greičiau skinasi kelią pasaulyje kaip labai efektyvi ir naudinga terapija daugelio ligų gydymui. Įrašuose stengsiu pateikti informaciją kuo paprasčiau, kad jūs suprastumėt apie neuromoduliacijos naudą. Daugelis terminų neuromoksluose yra gan sudėtingi, tačiau aš juos stengsiuosi paaiškinti, kad jie visi būtų suprantami, tačiau dėja, kai kurie terminai yra tikrai sunkiai išverčiami ir iškart dėl to jūsų labai atsiprašau. Prieš pradėdamas šituos įrašus ir būsimus įrašus savo, noriu pabrėžti, kad visa informacija, kurią girdėsite, yra mano asmeninė nuomonė, pagrįsta mano praktiniu darbu, mano žiniomis ir nėra susijusi su mano klinikinė veikla ar mokslinė veikla mano darbovietėse. Ir yra daugiau susipažinimui skirta informacija plačiai visuomeniai bei studentams. Todėl, jeigu kartais šito turinio perklausos metu jūs atrastumėt ligas ar simptomus, kurie jums galimai tinka, tai tikrai šita informacija nėra pagrindinė, kurią reikėtų remtis, diagnozuojant savo ligas ir ieškoti gydymo. Tačiau tai yra, galima sakyti, vienas iš būdų, kuris galėtų jums padėti atkreipti dėmesį į savo jaučiamus simptomus ir kreiptis pas gydytojus specialistus būtent kvalifikuotas pagalbos. Pastaruoju metu vis dažniau ir dažniau gaunu iš savo ligonių ir studentų klausimų apie neuromoduliaciją, kadangi tiek medijose vis dažniau girdim tą žodį neuromoduliacija ir visiems yra labai įdomu, kas tai yra per gydymo metodas ir ar jisai gali būti taikomas, tarkim, jūsų ligos atveju. Šitoje įrašo dalyje jūs išgirsite, kaip naudojant tiek invazinę, tiek neinvazinę neuromoduliacinę metodiką galima gydyti įvairias ligas, psichinės ligas, tai yra depresija, obsesinis kompulsinis sindromas, nerimas, įvairius kiti psichikos sutrikimai. Taip pat nemaža dalis yra nervų ligų, tai yra judėjimo sutrikimai, Parkinsono liga, esencialinis tremoras, distonijos įvairios. Taip pat įvairūs skausminiai sindromai dėl įvairių priežasčių atsiradę, tiek dėl stuburo, tiek dėl uždegiminių ligų. Taip pat Alzheimerio liga, kas iš tikrųjų šiuo metu yra, galima sakyti, labai gąsdinančiai atrodanti liga, kurios dažnis visuomenėje didėja. Ir tikrai yra smagu, kuomet atsiranda vis naujų terapijų, kurios gali padėti šitai ligonių grupiai bent jau kuo ilgiau išlaikyti savo atmintį, funkcionavimą visuomenėje ir palaikyti gerą gyvenimo kokybę. Tai taip pat irgi kalbėsim apie miego sutrikimus, miego apnėjos gydymą naudojant elektros srovę. Jei klausytojams bus įdomu, taip pat galėsiu pakalbėti ir apie sveiko žmogaus atminties gerinimą, fizinio greičio, tikslumo, koordinacijos gerinimą naudojant
ne farmakoterapinius, o būtent neuromoduliacinius metodus. Visa informacija bus tikrai moksliškai pagrįsta, naudojantis naujausiais klinikiniais tyrimais. Tikrai vengiu skleisti informaciją, kuri yra nepatvirtinta moksliniais faktais, todėl visą informaciją, kurią girdėsite, tikrai galėsite pasitikslinti ir patys, jeigu kels įtarimų, kad aš kalbu kažkaip nepagristai, galėsite tikrai pasitikrinti patys informacijos šaltinius. Taigi, kas yra neuromoduliacija? Labai supaprastintai, tai yra būtent nervų sistemos stimuliacijos elektra būdas, ko pasiekoje keičiasi nervų sistemos elektrinė, neurohumораlinė ir neurofiziologinė veikla. Šių stimuliacijų metu galima keisti organų veiklą, kurią pasiekia nervai. Tai kaip žinia, nervai pasiekia praktiškai visus organus. Tai reiškia, kad mes galime įtakoti praktiškai visą žmogaus kūną. Stimuliuojant galvos smegenis ar tam tikras smegenų sritis per neuronų tinklus pasiekiamos fiziškai toliau nuo šios stimuliacijos vietos esančios smegenų sritys. Ir stimuliacijos metu, stimuliuojant būtent tuos neuronų tinklus, įvyksta jų desinchronizacija ar sinchronizacija, ko pasiekoje keičiasi neuromediatorių sekrecija bei neuronų laidumas ir to pasiekoje normalizuojasi nervuojamų organų veikla ar pačių smegenų veikla ir joje vykstantys procesai. Skaitydamas paskaitas studentams, norėdamas iliustruoti neuromoduliacijos galimybės, dažnai pasakoju tokią vieną istoriją, kurios dalyvių aš pats buvau, lankydamasis daugiau negu prieš 10 metų Olandijos viename iš neuromokslo institutų. Klinikoje buvo aptarinėjama daug diskusijų sukėlęs klinikinis atvejis su mergina sergančia obsesiniu kompulsiniu sindromu, kuri dėl šios ligos praktiškai daugiau negu 10 valandų plaudavo indus. Tai būdavo kasdieną, žmogus yra visiškai invalidizuotas, jis negali išeiti iš namų, negali gyventi normalaus gyvenimo. Ir daugelis turbūt nesate girdėję apie obsesinį kompulsinį sindromą, tačiau tai yra iš tikrųjų labai baisi liga, kurios žmogus pastoviai dėl juos kankinančio nerimo turi pastoviai kartoti ir kartoti nuolatinius kažkokius tai pasikartojančius veiksmus, šituo atveju indų plovimą. Kiti, tarkim, su kuriais mes susiduriam kasdieną veiksmais, tai tarkim grįžimas į namus, patikrinti ar užrakinote duris, ar išjungtas lygintuvas, ar dujinė viryklė. Tai sveikam žmogui tai paprastai nesukelia jokių, kaip pasakyti, didelių problemų, kadangi patikrinus vieną ar keletą kartų šitos mintys apraminamos ir jos dingsta, tačiau žmogui sergančiam obsesiniu kompulsiniu sindromu šita obsesija kartojas ir, kaip matot, virsta iki labai invalidizuojančios ligos. Taigi, gydytojai nusprendė šitai merginai implantuoti giliuosius smegenų elektrodus ir pradėti stimuliaciją. Po keletos mėnesių pas gydantį gydytoją grįžta tėvai. Tėvai šypsosi, gydytojas klausia jų: tai kaip sekasi jūsų dukrai, kodėl ji neatėjo, o tik jūs atėjote pirmam vizitui? Tėvai sako: tai mūsų mergaitė dabar laiminga, ji nuostabiai gyvena, džiaugiasi gyvenimu, jinai yra tikrai laiminga, o kai jinai laiminga, laimingi ir mes. Gydytojas klausia: tai mergaitė nustojo plauti indus? Tėvai sako: ne, jinai kaip plovė indus, taip ir plauna 10 valandų per parą, tačiau yra be galo laiminga.
čia ir kyla dilema, ką toliau daryti gydytojams. Ar vis dėlto nutraukti stimuliaciją, kuri buvo pradėta ir vis dėlto išvaduoti, kaip sakoma, žmogų nuo tos stimuliacijos, kuris nelengvina simptomų ir yra būtent, galima sakyti, duoda šalutinį poveikį, bet tas šalutinis poveikis yra geras, tai yra laimės jausmas. Tai šitos istorijos tęsinį išgirsit kitose įrašuose, kuriuose kalbėsiu būtent apie obsesinį kompulsinį sindromą. Taigi, neuromoduliacijos metu vykstantys visi procesai atrodo labai sudėtingi ir kartais sunkiai atkartojami gal atrodytų, tačiau istoriškai žiūrint, jau pirmieji neuromoduliacijos mėginimai buvo aptikti ir įrašai apie tai buvo aptikti jau praktiškai prieš 5000 metų, dar senovės Egipte. Taigi mokslininkai analizuodami kapavietėse aptiktus įrašus nustatė, kad prieš 5000 metų Nilo upėje būdavo rajos, tai yra elektrinės žuvis, ant kurių užlipo žmonėms kenčiantiems lėtinį skausmą. Skausmas laikinai išnykdavo. Ir remiantis šitą informaciją, 45-50 metais prieš mūsų erą imperatoriaus Klaudijaus tarnas užlipo netyčia, vaikšnėdamas pajūryje ant tokios žuvies ir gavęs elektros iškrovą, jisai pajuto, kad jo skausmas, dėl kurio jisai kentė kojoje didžiulį skausmą dėl podagros, jisai praktiškai išnyko. Taigi, sekantis atvejis, kuris jau pasikartojo po 10 metų, tai yra imperatoriaus Klaudijaus gydytojas Skribonijus pritaikė šitą metodą pačiam imperatoriui. Imperatorius kentė labai stiprų sąnarių skausmą dėl, kaip suprantama, turbūt artrito. Ir pritaikius šitą metodą, skausmas labai žymiai sumažėjo. Ir tai yra pirmas atvejis, kuomet buvo taikyta tikslinga neuromoduliacija su elektros srove. Tai kaip matote, neuromoduliacija iš tikrųjų yra labai senas metodas ir šitos, tarkim, metodus laikui bėgant perėmė farmakoterapija. Tai yra iš tikrųjų galingas įrankis, tinkama farmakoterapija prie ligų tikrai gelbsti gyvybės ir padeda žmonėms normaliai gyventi. Tai tokie vaistai kaip kortikosteroidai, kurie yra taikomi sergantiems su lėtinėmis autoimuninėmis ligomis, uždegimais įvairiais, tokiais, tarkim, naudojamas gliukokortikoidai, naudojami metotrexatas, monokloniniai antikūniai. Jie atrodytų tikrai fantastiniai vaistai, tačiau kaip ir visi vaistai turi ir šalutinius poveikius. Ir vis dėlto šitų poveikių mes nematom, tokių ilgalaikių šalutinių poveikių mes nematom neuromoduliacijoje. Ir išjungus, tarkim, aparatą, šalutiniai poveikiai praktiškai iškart išnyksta, arba būtent modeliuojant pačią stimuliacijos trukmę, amplitudę, mes galim tuos šalutinius poveikius sumažinti, kad ligoniai jie nevargintų. Bet noriu pabrėžti vieną dalyką, kad neuromoduliacija tikrai nėra tas metodas ar panacėja, kuri galėtų gydyti nuo visų ligų. Visų pirma, žinoma, ligoniai turėtų išbandyti standartinius gydymo metodus, būtent mūsų šiuolaikinės medicinos jau patvirtintus ir klinikiniais tyrimais pagristus metodus. Ir tik tai tuomet, jeigu negaunam reikiamo efekto ar turime labai nemalonius šalutinius poveikius, tuomet reikėtų pradėti ieškoti jau pagalbos. Tai šitoje vietoje neuromoduliacija tikrai labai padeda, bet vėlgi labai yra svarbu ir turėti labai tikslę diagnozę, nes daugelis ligų
ypač psichikos ligų, ir remiasi būtent ligonio ir gydytojo pokalbio metu gaunamos informacijos pagristumu. Tai šiuo metu yra didžiulis iš tikrųjų bumas būtent autizmo spektro sutrikimų. Autizmas diagnozuojamas labai laisvai ir aišku, žinoma, gydytojai specialistai, jeigu tą diagnostiką yra įvaldę, jie tikrai diagnozuoja tikrai tiksliai. Tačiau neretai aš sutinku pacientų, kuriem yra tos diagnozės nustatomos, remiantis tik tai labai įtartinais simptomais. Tai vėlgi noriu pabrėžti, kad labai svarbu visų pirma turėti labai tikslę diagnozę ir paskui ieškoti to tinkamo gydymo. Vėlgi noriu pabrėžti, kad neuromoduliacija tikrai nėra gydymo metodas, kuris jūs išgydys. Dažniausiai neuromoduliacija jinai būtent lengvina simptomus, gerina žmogaus gyvenimo kokybę ir jos efektyvumas siekia nuo 40 iki 80%. Tam tikrais atvejais galim pasiekti net ir 95%, bet tai tam tikra ligų dalis ir apie ją aš daugiau pakalbėsiu kitose įrašuose. Tačiau reikia žinoti, kad jeigu neuromoduliacija žmogui nesuteikia tam tikro efekto, laukimo efekto, ją galima tiesiog nutraukti be jokių šalutinių poveikių ir ligonis toliau gali taikyti likusį kitą konservatyvų gydymą ar operacinį gydymą ir taip siekti normalaus gyvenimo. Mano studentams taip pat irgi kyla klausimai, tai vis dėlto kokia ta neuromoduliacija yra. Aš ją skirstau į dvi kategorijas - invazinę ir neinvazinę. Tai aš esu gydytojas neurochirurgas, tai taikau abu šitos gydymo metodus. Mano karjera neuromoduliacijoje prasidėjo būtent nuo giliausios smegenų stimulacijos. Daugiau negu prieš 13 metų jau pradėjau implantuoti giliausios smegenų elektrodus Parkinsono liga sergantiems ligoniams. Tai yra metodas pasaulyje naudojamas daugiau negu 40 metų. Lietuvoje mes jį turime būtent 13 metų. Angliškai tai vadinama Deep Brain Stimulation, DBS, toks trumpinys yra, jeigu internete ieškosite. Šito metodo esmė yra būtent stereotaksiniu metodu implantuojami giluminiai elektrodai giliai į smegenų struktūras ir jas taikant stimuliaciją tam tikrų dažnių, amplitudę ar impulso trukme, mes galime labai tiksliai moduliuoti būtent ekstrapiramidinės sistemos jautrumą ir jos funkcijas ir taip palengvindami Parkinsono ligonių sergančių simptomus. Tai yra drebėjimą, sustingimą, lėtumą, nevalingus judesius. Taip pat šitas metodas pas mus Lietuvoje naudojamas ir distonija bei esencialiniu tremoru sergantiems ligoniams. Tai stimuliuojant vėlgi kitas smegenų sritis mes gauname tikrai neblogą atsaką. Tai yra žmonės jaučia iš karto praktiškai jungus stimuliatorių, jeigu jisai serga esencialiniu tremoro amplitudės sumažėjimą. Tai jeigu žmogus sergantis, tarkim, tortikoliu, taip vadinama distonija, židininė distonija, kuomet yra persuktas kaklas, žmogui atsiranda laisvumas kakle, jisai gali ištiesti kaklą, normaliai judėti. Prie invazinių metodų taip pat yra priskiriama ir nugaros smegenų stimuliacija. Tai šis metodas Lietuvoje taip pat irgi yra pradėtas taikyti daugiau negu prieš 10 metų, bet šiuo metu tik tai būtent šitais metais ligonių kasos pradėjo kompensuoti neurostimuliatorius ligoniams po
įvairių stuburo operacijų, kuomet visas taikomas konservatyvus gydymas medikamentais ar skausmo klinikose yra neefektyvus ir tuomet implantuojant elektrodus į stuburo kanalą virš nugaros smegenų ir taikant stimulaciją per užpakalinius nugaros smegenų šulus, mes gauname būtent gauname tą nuskausminantį efektą. Žmogus jaučia tam tikras parestezijas, tokį aptirpimą šiek tiek lengvą skausmo zonoje, dėl ko tas skausmas tampa žymiai mažesnis. Taikant įvairaus dažnio ir amplitudės stimulaciją, šitas, tarkim, parestezijos jos išnyksta, bet nuskausminantis poveikis išlieka. Tai iš tikrųjų fantastinis metodas žmonėms, kurie iš tikrųjų labai kenčia tą lėtinį skausmą. Naudojant net opiatus, tas skausmas nusiima labai trumpam arba netgi visai nenusiima. Ir dėka šitos stimulacijos šitie žmonės gali pagaliau susigrąžinti judėjimo džiaugsmo, gyvenimą be skausmo. Dar vienas invazinis vėlgi neuromoduliacijos būdas, tai yra būtent periferinės nervų sistemos stimulacija. Šituo atveju ne visai periferinės, tai daugiau galvinio nervo stimulacija, tai yra būtent klajoklis nervas, nervus vagus, lietuviškai klajoklis nervas. Jis gali būti stimuliuojamas aplink jį apvejant elektrodą ir teikiant nuolatinę stimulaciją. Mes galime gydyti ligonius, kurie serga vaistams atsparia epilepsija ar depresija. Vėlgi, skiriant skirtingo dažnio, kaip supratote, stimuliuojama ta pati vieta, tas pats nervas, bet patologijos visiškai skirtingos ir skiriasi tik tai dažniai ir amplitudės. Ir mes galime būtent taip modeliuodami klajoklio nervo veiklą, galime pasiekti giluminės smegenų struktūras, kuriuose būtent generuojame arba epilepsijos priepuoliai, arba netgi mes pasiekime per neuronų tinklus, pasiekime tas smegenų sritis, kurios atsakingos už depresijos simptomus. Tai iš tikrųjų fantastinis dalykas, ne medikamentinis poveikis žmogaus psichikai. Tai tikrai yra verta jūsų dėmesio tema, manau. Kalbant toliau apie invazinį dar vieną būdą, tai yra būtent kryžmens nervo stimulacija žmonėms sergantiems ir turintiems šlapimo ar išmatų nelaikymą. Yra tikrai irgi poveikis labai nuostabus. Prieš 10 metų taip pat esu implantavęs šituos elektrodus žmonėms, tai yra kelios buvo moterys, viena iš jų po atsiradęs šlapimo ir išmatų nelaikymas po gimdymo, kitai dėl stuburo patologijos. Jau praktiškai po 3 dienų po operacijos moterys atėjo su nušvitusiom akim, jos sako, aš negaliu patikėti, aš pagaliau galiu išeiti į visuomenę ramiai, nebijodama, kad mano liga duos apie save žinoti. Tai iš tikrųjų labai iš žmogaus gyvenimo kokybę gerinanti neuromoduliacijos rūšis. Deja, kompensacijos mes Lietuvoje iki šiol neturime, bet tikiuosi greitų laikų gausime ir galėsim ligoniams pasiūlyti šią terapiją. Toliau tęsiant apie neinvazinius neurostimulacijos būdus ir neuromoduliacijos būdus, tai visų pirma reikia paminėti apie karalienę, tai yra būtent taip vadinama TMS, transkraninė magnetinė stimulacija. Šis stimulacijos būdas taikomas tyrimuose apie 30 metų, klinikinėje praktikoje apie 20 metų ir pastarasis dešimtmetis, galima sakyti, yra šitos terapijos sužydėjimas. Jeigu pasižiūrėsite internete TMS, tai yra tikrai vakarų šalyse labai paplitęs gydymo metodas gydyti vaistams atsparios depresijos atvejus, obsesinį kompulsinį sindromą, nerimą, judėjimo sutrikimus, skausmą,
tikrai didžiulis spektras ligų, kurias mes galime tikrai neinvaziniu būdu gydyti. Ir noriu pasidžiaugti, kad pagaliau Lietuvoje ne tik psichikos ligomis sergantis ligoniai, bet ir neurologinėmis ligomis sergantis ligoniai galės pagaliau gauti šitą terapiją. Lietuvoje atsidaro, tai būtent Kaune atsidaro nauja neuromoduliacijos klinika Neuromodus, kurioje bus taikomas praktiškai visas spektras neuromoduliuojančių terapijų. Tai kam įdomu, galite užeiti pasižiūrėti jų svetainę www.neuromodus.lt. Joje tikrai yra nemažai informacijos apie šitos gydymo metodus ir būtent apie transkraninę magnetostimuliaciją. Tikrai skirsiu netgi turbūt keletą įrašų ir papasakosiu tikrai plačiau. Sekantis neinvazinis metodas, tai yra būtent tiesioginės srovės stimuliacija transkranialiai, teikiama labai maža srovė iki 2 mA. Tai praktiškai uždėjus elektrodus ant žmogaus galvos odos jaučiamas toks lengvas dilgčiojimas, tačiau ši elektros srovė pasiekia tam tikras smegenų sritis, dėl to elektrodų pozicionavimas, tam tikrų dažnių parinkimas, jisai būtent gali stimuliuoti tas smegenų sritis ir gauti tuos efektus, kurių, tarkim, gydytojas nori gauti ir tikisi ligonis, tai tarkim nuskausminantis efektai, nuo nerimo, streso, labai daug įvairių indikacijų iš tikrųjų irgi yra būtent taikant šį metodą. Ir turbūt negaliu nepaminėti vieno iš neinvazinių būdų, tai yra būtent klajoklio nervo stimuliatoriaus. Jis įdedamas čia ant kaklo, stimuliuojami abu klajokliai nervai kaklo srityje. Ir šitas stimuliatorius, kas yra nuostabiausia, yra sukurtas Lietuvos startuolio, tačiau pats stimuliatorius iki šiol jau keletą metų yra pardavinėjamas Jungtinių Amerikos valstijos rinkoje, tačiau pagaliau jis ateina ir į Lietuvą ir mes galėsime iš tikrųjų pasižiūrėti tuos efektus, kokie jie yra ir naudoti lietuvišką, galima sakyti, futuristinį gydymo metodą, kurį galėsite naudoti namuose įvairių, tarkim, būklių gerinimui, ne farmakoterapija, o būtent, kaip ir sakiau, neuromoduliacija. Tai tikrai sekite naujienas ir tikrai papasakosiu apie šitą metodą tikrai plačiau. Tai šiai dienai turbūt tiek. Ačiū visiems klausiusiems ir tikiuosi iki greito pasimatymo ir sėkmės visiems ir likite sveiki.